jungle booty. Džedžia in the jungle. Tai vat, ačiū Jums už tą koncertą įdomų ir norėjau paklausti, kaip Jums vat Kaunas, ar kaip manot, ar įmanoma jame gyventi? Oi, kama, aišku, žinoma. Žinoma, čia neklausimas, čia yra stereotipai. Visur žemėje galima gyventi. Durni stereotipai, kurie yra niekam naudos nuo to nėra ir kad sakyt, kad ten Vilnius, Lenkai arba Kaunas čia gyventi negalima, tai yra tai tik tai kenkia ir supriešina dar labiau žmonės ir tai yra kenksminga apskritai visiems ir kiekvienas sveiko proto žmogus turėtų tą suvokti ir atsiriboti nuo tokių tarpmiestinių visokių, ką žinau, kovų. Čia dar papildysiu, ar įmanoma gyventi Vilnius, susipažinau su 2 bičiais iš Palestinos, kurie atvažiavę savanoriauja kažkokiu tai būdu Lietuvoje, Vilniui ir kad vienas iš jų pasakojo vardu Amdžad. Jisai pasakojo, kad sako, vat aš gal prieš savaitę pradėjau lankyti lietuvių tradicinius šokius. Sako, aš tenai atėjęs, aš jau beveik metus, aš ten pirmą kartą sutikau optimistiškus lietuvius, kurie nesakytų, kaip čia blogai, kaip čia neįmanoma gyventi, kaip čia viskas aš šakęs, šūdas, atsiprašau už interviu, bet nu visiek, tai kad emocija perteikti. Ir jisai sakė, kad ta plemba sako, jis vienai dienai aš norėčiau juos pamatyti Palestinoje, vienai dienai, sako. Vienai vienintelė. Ir kaip tada jie grįžę, ką jie sakytų ir kaip jie mąstytų ir kaip viską pamatytų kitom akim. Kitas klausimas tada būtų, ar dažnai vat koncertuose pasitaiko Jums tokių veikėjų kaip šita mergina, kur buvo? Oi, šita mergina buvo labai faina mergina. Nedar iš tikrųjų, kai šiaip tai variantai, žinai. Kada čia Palangoj grojom penktadienį, tai prieš 6 dienas tenai buvo, nesakykim gal nieko, bet tiesiog buvo taip, kad grojom, gal net nesakykim kur, bet praeitą savaitgalį grojom, kur buvo publika gal apie 100 žmonių. Visas, ačiū labai už viską. Apie 100 žmonių ir iš tų 100 žmonių gal 80 buvo, ne tai, kad įkaušę, bet buvo tokie gerai komai girti. Ir buvo tas, kad pertvara tarp jų buvo tik tai toks turėkliukas. Ir už to turėkliuką jau stovi ir faini, varas, hebra, ir čia per koncertą, taip, ir kai tau reikia kažką daryti, susikaupti, ir čia tau, čia fotkintis kažkas nori, čia dar kažką, eik tu savo, tai va tie, čia nieko tokių visada yra, gerai įgerusių žmonių yra visada ir visur, ir nieko. O pats asmeniškai, po kiek maždaug alaus nebegali freestylinti, jūs nebegalit groti? Taip, sąžininkai. Čia yra 2 skirtingi klausimai, po kiek aš negaliu freestylinti ir po kiek mes nebegalim groti. Tebūnėtų iš karto. 2 iš karto. Freestylintai po tiek, kai apsiverčia liežuvis, bet tada vis tiek būna, priklauso nuo atmosferos, nuo nuotaikos, būna, kad jeigu nori, nusitiek, nesvarbus, tai šitas nesustabdo, bet ant scenos kaip Tarūnai, gal tu atsakyk šitą klausimą, kol aš atsigersiu alaus. Ant scenos paprasčiausiai nelipam. Nei panašioj stadijai, nei kitaip dar kažkaip. Tai stengiamės, kad jo išlaikytą blaivesnį pateikimą visiems žmonėm. Iš esmės, nes tikrai, jeigu žmonės ateina, sumoka pinigus už tai, kad tave pamatytų ir tu ateini su bambulio alaus ir komui ir darai nesąmonės, tai tas nuvilia labai. Ir taip kažkaip patiems nesinori taip daryti. Tai va, teko girdėti, kad jūs planuojat albumą leisti. Tokį dalyką gandą. Ir įdomu, nežinau, bent jau man asmeniškai, gal ir mūsų skaitytam bus įdomu, kaip turėtų atrodyti freestyle albumą. Mes šitą planuojam ir mąstam apie tai jau kokie metai su viršum. Sorry, kad aš jau taip kalbu. Ne, normaliai, mes jau turėtume už ką tai pridurti. Bet yra tokia, kad tiesiog, kad mes ir patys nežinom. Ir kol kas mes vis dar nežinom. Ir kai mes tą akimirką, tą dieną, kai mes sužinosim, tai jisai jau yra. Jisai dar būtent dabar, tai jisai formuojasi ir tos mintis visos dedasi ir dar nėra aiškus nei forma, nei kaip tai turėtų būti. Toksai idėjas visos dedasi, bet kaip jisai bus, kažkaip tai... Dar kažkokio karkaso neturim. Ne tai, kad planuojam, bet turim tikslą ir norą. Bandom tą daryti kažkaip. Nėra, kad reikia viskas, ar ten iki datos davai išeis, ar ten kai metais kažkaip išeis, bet kad jo, kad kai kuriuos live įrašus darydavom, kad įrašinėjom ir kai kuriuos kūrinius ir kurie gerai gaunasi, tai kiek atidedam netgi, kad albumui, tarkim, bus, bet atsitiko toks įvykis, kad mes jų nebetekam tų įrašų, tai buvo dar kitais atvejais. Taivanietiškas kietas diskas mus pavedė ir dingo daug medžiagas. Ačiū Taivanį.
Ačiū. Ne, jisai po to, tasai kietas diskas keliavo net į tėviškį, į Taivanį, kad jį ten kažkas tvarkytų, bet ten jisai niekam neskūrė doro. Tai va, klausimas, ar galbūt iš kur semėtas tokie įkvėpimai, iš kur tiek tokių, va, kaip ir pasakyti, bendro išprusimo žinių labai daug ir viską, kaip sudėti, kaip pateikti, taip, kad būtų juokinga, kaip publika šiandien juokia. Kaip tai įvyksta? Nežinau, apskritai mums apsibrėžti kažkokį žanrą apskritai yra sunku, nes ne tik, kad mes nesam standartiniai reperiai, bet mes apskritai nesam standartiniai muzikantai, bent man taip atrodo po jau tiek metų, kai mes grojam, kad yra tas, kad didelę dalį užima, pavyzdžiui, kartais dalys tarp gabalų, kai nieko nevyksta, yra dar smagesnės už tas dalys, kai yra gabalai. Na, tie intarpai, kur turėtų būti tas, kai kažkoks nusėdimas, kartais juose pradeda vykti kažkas, kas gali išsirutuliuoti irgi visiškai. Ir tas, nežinau, kaip tai vardinti tiksliai, teatrališkumą ar kažką. Komedijai kažkaip irgi prisideda. Nežinau, daug gerai. Iš teatro pusės vis tiek, yra ta tokia muzikinė dalis, kurie žmonės išgirsta ir ta teatrinė, pavyzdžiui, kažkokie, esmė, manau, kad yra įtraukti publiką į tą patį pasirodymą. Tai būtų pagrindinis tikriausiai. Kuo labiau. Ir tada ir atsiranda ir juokas ir viskas. Nes jeigu tu įsitrauki, tu matai, kaip... Pats dalyvauja, Mano tėtis labai gražiai sakė, kad yra muzika, kurios klausaisi ir yra muzika, kuri įtraukia. Tai, vat. Ką veikiate laisvų metu nuo muzikavimo? Kuo dar užsiimate gyvenime, bet be va šito dalyko? Jeigu mes visi trys pasakytumėm iš tikrųjų, tai jūs nepatikėtume. Tai gal nesakom iš tikrųjų, nesakom iš tikrųjų. Tai sakykim. Jo. Tai ir yra įdomu. Gerai. Vi yra choro artistas, Karolis yra būsimas biologijos mokytojas, o aš esu teatro mokytojas. Pačiūrėjau. Nutari gal, nebuvai. Ko nors per daug įspūdingo kosmonautai ar ten moterų erotinių šou. O ir mokytojas yra įspūdinga profesija. Pakankamai. Daug labai reikalaujantį, bet daug ir atiduodantį atgal, jeigu viskas sėkmingai vyksta. Taip pat kaip muzikoje. Dabar galbūt klausimas bus, nežinau, ne visai ryšis su jūsų pasirodymu, bet galbūt su šių dienų aktualijom. Ką jūs, pavyzdžiui, kaip muzikantai žiūrite tokius dalykus kaip Eurovizija? Kada važiuosite Euroviziją? Jo, kada važiuosite Euroviziją? Ir mes niekada neįsim į Euroviziją. Koks jūsų požiūris yra į tokį dalyką? Ne, kaip yra su Eurovizija, yra pats žanras Eurovizija. Atskiras žanras. Yra Eurovizijos dainos, kur su pavadinimais kokiais Love is a Miracle, pavyzdžiui, arba ten kas nors, arba ten kaip Afrodizijak. Nature Juice, koks nors, supranta visi. Bet tai pavadinimų žinojimas rodo šiaip vis dėlto. Mes žinom, mes čia juos kūrėm vietoj. Jūs atspės. Nature Juice yra toks gabalas Eurovizijai, tu juokauji. Niekas iš mūsų nežino. Nu jo. Galėjom apsimest, taip, Nature Juice čia 2002 metais Albanijos atstovas Murat Fudabudun dalyvavo su savo gabalu Nature Juice ir albanai pirmieji panaudojo Eurovizijoje šešėlių teatrą. Ką žinau, nežinau. Eurovizija, manau, kad yra šiaip tiesiog toksai komercinis projektas, kuris yra nuo seno, jau nežinau, yra tiesiog išpopuliarėjęs. Ir vieniem gal, yra toksai, nežinau, kaip laitelis, pavyzdžiui, išpopuliarėti iš tikrųjų. Jeigu žmonės to siekia būtent. Ėjimas į Euroviziją būtent Lietuvoje tai reiškia, tai yra eit pasireklamuoti, tas pats, kas einam, nežinau, būtent einam pasireklamuoti. Deja, bet mes nieko bendro nes čia Lietuvoje nieko neapgausti, vis tiek yra pats kūrinys dalykas, pati geriausia reklama yra telikas. Nežinau, radijas. Telikas ypač. Bet kažkaip mes ir einam tuo keliu ir kažkaip labai įdomiai viskas ir einas ir sekės, kad mes ir einam sąmoningai be teliko.
Nes kažkoks yra, nežinau, kažkokia antipatija truputėlį jaučiant telikui gal. Ir todėl... Buvo kažkokių, tai yra būna, ne per daugiausiai. Ir buvo pasiūlymas vest laidą kažkokią daryti. Ne, ar ne vest kažkaip, bet kad ant toj laidoj būtent kažkaip, tai ten kažkur per BTV. Ne, bet čia ne dėl to, kad BTV mes neėjom, bet dėl to, kad tiesiog tas yra toks, nes televizija yra tas, kad tu pildai kitų norus. Tu pildai producerių norus, scenarijaus autorių, ten režisierių taip toliau. Ir jeigu tau sakys, užsidėk dabar šitą kiškučio kostiumą ir dalink vaikams ten kokius kvietimus į Višį akvaparką, tipo, ir mes ten nufilmuosim, tai tu tą ir turi daryti, jeigu tu pasirašai sutartį su teliku. Taip iš esmės yra. Aš buvau telikas. Nu gerai. Aš nebuvau telika, mano ranka buvo telika. Jeigu kas nors tai žiūrėdavo, bet ne vaikystėje, čia ranka. Palaukit, aš buvau 3 kurse, tai prieš 3 metus, jeigu per Lietuvos ryto televiziją žiūrėjot bent kada netyčia įsijungęs ir neperjungęs Tėtą Meškinį, tai tenai aš buvau tas mėlynas kirminas su baltais plaukais, kur taip nekėjo. Teisybė, aš buvau telikas, bet aš ten nejau pasireklamuoti. Čia mano ranka. Ar atpažįstat šitą ranką? Reklamas. Nieko neprimena. Pavyzdžiui, dabar prakalbus apie tas visas Lietuvos žvaigždės, aplamai paėmus ir pasaulio tą visą televiziją, galbūt norėtumėt su kokia nors, nežinau, muzikos pasaulio žvaigždė, gyva, mirusia, ką nors būtumėt norėjęs sukurti? Šeltonų Šonų. Ne, čia juokauju. Gerai. Nu čia toks klausimas irgi įdomus. Primena žaidimas Skorpionas vaikystėje, žinai, kaip būdavo su kamaliu, kur mes... Nu kokią mirusią žvaigždę tu įrašysi gabalą? Whitney Houston, panašiai ir panašiai. Ne, nežinau, su kuo kartu padaryti kažką, tai gal nėra tokio. Yra šiaip yra tie visi influences, tie dalykai, kurie ta įtaka, realiai ką tu gauni, ką tu randi kažką, kas save žavi ir patraukia. Ir realiai vis viena taip yra, kad mes esam kaip veidrodžiai arba kaip siųstuvai, kurie priima kažkokią informaciją ir tą informaciją suvirškinę, jie išleidžia ją kažkaip kitaip. Realiai mus paėmus, tai daugybė irgi dalykų susideda, daug dalykų. Jeigu nuo influences, grinai žiūrint, tai man nuo MC Supernatural, kuris jo šitą pavyzdžiui su daiktai, šitą bairį yra pradėjęs pirmas daryti pasaulyje ir labai pyksta, jeigu kas nors jį daro, o ne jisai. Bet, jisai yra monstras, jisai yra visiškai nesveikas žmogus ir jam yra irgi didžiausia pagarba, kokią galima jaus būtent kaip freestyle atlikėjai. Nes jeigu ne jisai, tai mes apskritai nežinotumėm, kas tai įmanoma ir aš tiek daug šneku, kad jau visai nuėjau nuo temos, bet nieko tokio. Ką dar paėmus? Realiai, pavyzdžiui, netgi vizualiai, vis tiek mes, jeigu mes esam dviese, tai mes primenam Petnicą, tai kad neturim 2 gitarų. Bet yra kažkas, jaunų žmonių, tokių, kur taip keistai atrodo viški ir taip įtari, ką jie daro laisvalaikiu, tipo, kažką, kur su gitara ir su beatboxu ir dar kažko, ir visas tas, kas susijungia, tai yra, ką dar čia paėmus, Tai įdomu dabar, dėl kokiu dar instrumentų norėtumėte savo pasirodymus pridėti, kad jis būtų to? Oi, mes turim daug, realiai mes turim variantų buvo įvairių, kaip vyko, ir su kontrabosu buvo, bosne, gitara, fleita, perkusija, šiaip, dabar trimitas, trombonas dar buvo. Kokie 3 styginiai, pavyzdžiui, dar būtų visai. Orkestriukas. Smuikus trio. Ne, bet tas daug. Ir dabar tai taip galvojam, ruošiam planą dar prie mūsų tokio akustinio varianto priimti beatboxai. Kad būtų irgi labai taip kompaktiška, neužimtų daug vietos, nereikėtų temptis ten kokių būgnų ar perkusijų ar dar kažko, tiesiog būtų bičas, kuris galėtų ateit, kas į maiką ir... Jo, kad yra, kad kiekvienas skirtingas koncertas ir kad vienas galim 3 formatus, kad grojam 2, grojam 4, kur ten dar kažkas prisijungia irgi, kad kiekvieną kartą skirtingai. Tai ką planuoja čia vasarą veikti su savo visais pasirodymais, kokios festivaliuose galbūt? Visų pirma, tai norim pailsėti iki festivalių. Šito jau tikrai irgi labai pasiilgau ir labai noriu, taip, kad parvažiuot namo į Klaipėdą ir pabūt kokias
nu, savaitę tai minimum. Porą savaičių būtų gerai, 3 savaitės būtų iš vis tobulas. Tiesiog pasėdėti namie, nieko neveikti, kad namiškiai darytų valgyti, nereikėtų apie tai galvoti, kad nereikėtų niekur važinėti, nereikėtų, kad kominiai savo treip nelystų ir panašiai, ir kad pabūti ir pailsėti ir taip pat namie ramiai. Pagulėti net prie teliko iš tikrųjų, net visai irgi nesakyčiau. Nes pats teliko neturiu ir daugybę metų nežiūrėjau, bet ką nors įsijungi kokį Eurosport ir žiūrėti, kur kokį šitų kalnų skydžiant, slydant. Bet ką nors tokio nereikėtų galvoti ir taip, žiūrėtum, stebėtum, o Lenkas Adam Vojcik 8-5 minutos. Nu, kad kažkas tokio, kad visiškai būtų neįpareigojančia ir atpalaiduot. O plius visais festivaliais, tai Tamsta, Galapagai, Karklė, Surfkempas, Saulėtos naktys. Tai jau visur planuoja. Nu, ne visur, bet visur gal ir nevarytume. Pavyzdžiui, kokiam Velnio akmuo arba Visagino country mes, manau, keistai žiūrėtumėmės, bet tai gal ne visur planuojame. Bet niekada negali sakyti niekada. Būtent. Nu. Tai galbūt tada paskutinis klausimas. Dar galėjom štai. Kur jūsų kitas koncertas susimato? Rytoj Trypė Vilniui. Vilniui. Tai, o be to. Tripa čia draugų turi savininkų. Mūsų turas. Tai, kur laikinu, aš irgi laikinu. Labai gerai. Nuo Liepos, iš esmės tarp Tamstos ir Galapagų. Tai yra nuo Liepos 21 ar 2 iki rugpjūčio kokios 3 yra tos beveik 2 savaitės, kai mes važinėsim ir stengsimės apvažiuoti visą Lietuvą neimant vakarinės pusės, maždaug padalinant ties Tauragę. Kad ten, kur yra visos Šilutės, Plungės ir Mažeikiai, ir Skuodai, ir taip toliau, ir visas tas galas, liktų vėliau, bet nuo Liepos galo iki rugpjūčio pradžios. Apvažinėti čia visur, visa informacija bus paskelbta Facebook'e, aš taip manau tikrai. Mūsų naujam puslapį, va čia irgi tokia yra mūsų svajonė, gal jau tapsinti realybę neužilgo, kad būtų JAMNV kažkoks puslapis. Ir tų vasaros irgi planuoja turas. Informaciją visą paskelbsim. O to pačiu, antra dalis, tai daryti nuo Karklės, tai nuo rugpjūčio 18-19, tą savaitę to neneičin, po to dar Savaitėlė, jo. Rugpjūčio pačioj pabaigoj, paskutiniam dienom tikimės apvažiuoti tą vakarinę likusią dalį. Teisingai, ar ne? Taip, gerai. Aišku. Gerai, tai labai.